Dovilė Čepulinskaitė, vaiko raidos klinikos įkūrėja. Nuolat besišypsanti moteris šiandien stengiasi padėti tūkstančiams vaikų turinčių negalią. Dovilė atvira, jeigu ne jos patirtis ir sunkus išgyvenimai, šiandien jos gyvenimas atrodytų kitaip. O taip pat greičiausiai tokią pagalbą, kokia šiandien ji dalinasi su kitais, būtų netaip lengva rasti. Vaiko raidos klinika atsirado tai nuo mano dukrytės ligos. Tai mano vaikas susirgo 3,5 metų ir liga per 4 metus atėmė visus gebėjimus. Tai atėmė kalbą, atėmė suvokimą, vaikščiojimą, rankos paėmimą. Tikrai gebėjimai buvo atimti visi. Ir liga truko 4 metus, kol jinai buvo sustabdyta, ir tada prasidėjo mūsų didysis kelias po užsienio reabilitacijos centrus, kur mes bandėme atsitiesti ir ieškojome tos bet kokios pagalbos ir tikrai išbandėme labai daug terapijų ir Lukrecija nuo negalėjimo visiškai nueiti 50 metrų, jinai šiandien gali nueiti 4 kilometrus, jinai šiandien komunikuoja. Aišku, kalba jinai sunkiau atsistato, bet tikrai jinai šiandien tarė pirmus žodžius, darė savo pirmą šokių koncertą. Tai pažangą mes padarėme labai daug ir apkeliavus daug reabilitacijos centrų užsienyje, pamačiau, kad yra labai daug priemonių, kurių trūksta Lietuvoje, nes mes čia Lietuvoje turime nuostabius specialistus, kuriems kartais tiesiog trūksta tų įrankių. Daug keliavusi po užsienį, susipažinusi su naujausiamis technologijomis, reabilitacijos būdais ir naujausiais moksliniais išradimais, Dovilė Čepulinskaitė nutarė sukurti tokią aplinką ir Lietuvos vaikams. Ir kilo ta mintis sukurti kliniką, kurioje būtų apjungtos ir tos naujos technologijos, kurios jau taikomos Europoje, būtų apjungtos ir tos valstybinės ligonių kasos ir tuo pačiu būtų pajungta ir parama. Nes tikrai yra labai daug, per mūsų ligos istoriją yra labai daug tėvelių, kurie net negali paprašyti, taip kaip aš paprašiau. Nes jeigu taip žiūrint, Lukrecijos pasveikimo kaina yra 70 000. Tai yra buto kaina. Ir ar kiekvienas iš tėvelių gali tiek skirti? Tikrai ne. Tai klinika gimė tam, kad padėti tiems vaikams, tėveliams, kad ta reabilitacija nenutrūktų ir kad vaikai gautų tą pagalbą kiekvieną dieną. Išgirsti sunkią diagnozę apie netikėtą vaiko ligą yra vienas sunkiausių dalykų. Pasak Dovilės Čepulinskaitės, ne visi sugeba su tokiais gyvenimo iššūkiais susidoroti, o kitiems prireikia daugybės metų priimti skaudžią tiesą. Dažniausiai tėvai, kai mes išgirstame apie vaiko negalią ir ypatingai, kai mes esame, kai tu turi sveiką vaiką ir kai tau gimsta, tu lauki sveiko vaiko, tikiesi, kad sveikas vaikas gims ir tau gimsta vaikas su negale, gimsta jisai kitoks. Tai pagal statistinius išvis duomenis ir tai šita žinia yra prilyginama artimo žmogaus mirčiai, nes tu realiai kaip ir atsisveikini su tuo įsivaizduotu vaiku, kokį tu jį įsivaizdavai, jį nešiodama, jį augindama, vis tiek kiekvienas mes piešiam. Tai tos žinios priėmimas, jis tikrai užtrunka. Ieškantiems pagalbos vaiko raidos klinika visuomet ištiesia pagalbos ranką. Stengiasi padėti ar nukreipia pas specialistus, kurie sugebės suteikti didžiausią reikiamą pagalbą. Tai mūsų klinika yra viena iš tų klinikų, kuri nei vienam vaikui nepasako ne. Tai mes priėmam vaikučius nuo 0 mėnesių, tai yra nuo 2 mėnesių, priėmam vaikučius iškart iš ligoninės, kam reikia pagalbos, kam tėveliam, kaip aš sakau, kartais sužino tą žinią ir jie sužino tą žinią, tada pasimeta. Tai, kaip aš sakau, mūsų klinika yra tokia vilties pirma stotelė, kad aš išėjus iš ligoninės, aš gausiu tą kažkokią tai reabilitaciją, bent jau kol susižinosiu visą tą rutiną, visas tas, ką mums siūlo pati valstybė. Klinikoje dažniausiai lankosi sunkus vaikučiai, kurie turi judėjimo negalias. Tada, aišku, šiandien dieną labai daugėja autistiškų vaikučių, kuriems reikia pagalbos. Ir mišrus raidos sutrikimas vaikučiam, kuriem iki 7 metų labai reikalinga tas toksai spurtas. Pats tai mūsų klinikoje tas spektras yra labai didelis ir per 2 klinikas, tiek Vilniuje, tiek Kaune, mes per dieną aptarnaujame apie 70 vaikų, jų tiek praeina per dieną, tai kiekis tikrai yra didelis.
Vaiko raidos klinikoje nuolat stengiamasi tobulėti, bendradarbiaujant su savo srities specialistais, sukurti naujausias terapijas, kurios bus efektyvios ir padės negalią turintiems vaikams. Pasak Dovilės Čepulinskaitės, terapijos turi neįtikėtiną poveikį organizmui. Tai šiandien dienai mes esame savo klinikoje atvežę naują terapiją, mamos balso terapiją, kur mes sugrąžiname vaikučius į mamos įsčias. Ši terapija man labai padėjo su Lukrecija, jinai buvo Belgijoje ir jinai pirmą kartą gavusi tą terapiją, jinai pašoko nuo žemės. Kai mes dirbom pusę metų, negalėjom atplėšti, negalėjo atsiplėšti ir jinai atsiplėšė ir pas ją žodžiai atsirado ir man be proto norėjosi, kad atsirastų to terapija būtent ir čia Lietuvoje. Tada sekantį, ką mes atvežėm, tai atvežėm kostiumų terapiją, kurių taip pat nebuvo. Tai apjungėme pakol kas šitas dvi grupės, tai su tuo dirba ergoterapeutai, kineziterapeutai, logopedai, socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, neurologai. Tarsi turim tikrai pilną visą komandą, kas su tuo dirba. Ir dabar jau žengėme dar į kitą žingsnį, jau įgijome 2 metų patirtį, jau, kaip aš sakau, tikrai padėjom dideliai vaikų dalį ir norisi, kad į Lietuvą toliau atvažiuotų tos inovatyvios technologijos, tai norime kurti pirmą Lietuvoje neurorobotinę kliniką. Artimiausias siekis – atverti dar vienos klinikos duris, kuri bus išties ypatinga. Šios klinikos tikslas yra apjungti neurostimuliaciją, kurią mes atliekame. Tai yra stimuliacija, mes šiandien dienai stimuliuojame smegenis garsu, galime veikti tam tikras smegenų zonas ir tada robotų pagalba mes tiesiog tas pačias zonas galėtume stimuliuoti per kūną ir tada gautųsi dvigubas efektas ir tuo pačiu šiandien dienai tos technologijos taip stipriai eina į priekį, kad nevaikštantis vaikai robotų pagalba gali žengti pirmuosius žingsnius. Ir dar po kokių, kaip aš sakau, kokio 10-mečio tie žmonės, kurie ir sėdi neįgaliojo vežimėlį, jie tikrai galės žengti savo pirmuosius žingsnius. Tai labai norisi, kad tie robotai kuo greičiau pasiektų mūsų Lietuvą. Todėl norisi pakviesti visus žmonės, įmonės, prisidėti prie šio projekto ir padėti mūsų Lietuvos vaikams. Pasak klinikos įkūrėjų, Lietuvos verslininkai tampa vis labiau socialiai atsakingi. Jie dažnai ištiesia taip reikiamą pagalbos ranką ir vėliau matydami sėkmės istorijas džiaugiasi, kad reikalingiausiu momentu tapo tikrais vaikų didvyriais. Lietuvoje vis daugiau didėja ta socialinė atsakomybė verslo ir mes tikrai kartu su verslais labai džiaugiamės, kad jie stengiasi išlaikyti tą paramą ir palaikymą nuolatinį, kad jisai nenutrūksta, kad jie remia tiesiog ne vienkartinai, kad užsidėti taškelį, bet kad jiem tikrai rūpi, jie tikrai dalyvauja ir šventės, ir gimtadieniuose, tai ta socialinės atsakomybės augimas Lietuvoje tikrai labai stiprus ir tikrai dėkoju visam socialiai atsakingam verslui už tai, kad jie prisideda ir padeda, nes mes esame stiprus tiek, kiek yra stiprus mūsų pats silpniausias narys. Sakoma, kad paprašyti pagalbos vienas sunkiausių dalykų ir iššūkių gyvenime. Tačiau Dovilė nori paskatinti visus susidūrusius su gyvenimo iššūkiais nesustoti tikėti. Tai visom mamytėm, kurios galbūt šiandien guli ligoninėje, ar kurios yra galbūt nežino, ką daryti, ar yra beviltiškai situacijai, tikrai linkiu nenuleisti rankų, nes mes tikrai kartu galime padėti. Tai kiekvienai mamai siūlau ieškoti ar tai bendruomenės, ar tai kažkokios pagalbos, pas gydytojus, pas medikus, tiesiog ateiti ir atverti visas duris ir nebijoti. Ir lygiai taip pat labai kviečiame visas mamytės, kurios nori gauti pas mus reabilitaciją, registruotis mūsų tinklalapyje ir užpildyti paraiškėlę, papasakoti apie savo vaiką ir mes tikimės, kad mes galėsim jums padėti kartu su socialiai atsakingu verslu. Jeigu jums reikia pagalbos, visuomet apie tai kalbėkite. Na, o jei norite prisidėti prie didvyriškų ir stebuklais vadinamų istorijų, nedvejokite. Gerumas visuomet geriausia geros savijautos formulė.